Tai sakiau, labas rytas, Evelina. Evelina sako, nelabai labas. O tada sakau, rytas. Tai koks buvo vėsus ir lietus, naktį taip prabundi, autobusiukas taip jod. Tada iškiši ranką, apsikabini žmoną, pradedi vėl miegoti, ranka sušal, įsikiši atgal į miegmaišį. Visai smagia. Kažkam nelaba smagia. Bet va, ko tik nustoja lyti, tai jau reikėtų keltis, eiti atsiprausti ir važiuoti, ieškoti nuotykių. Tai va, darysim pirmą arbatą ryte, arba kavos, dar nežinau. Tai čia galite įsprausti tom ir Sukti iki galo. Dėja, virikliai ir biški per didelį mūsų galėčiau. Gal išės kažko sugalvoti, o man to suknės lava? Nežinau, man atrodo labiau darysim su presu kavos. Evelina, kai daro, jeigu daro video, tai iškatin mano jai. Edvinai, mūsų pusryčiai. Tai yra mano pusryčiai. Ir sumuštiniai su tepamu sureliu. Su tepamu sureliu su bekono skoniu. Planau mūkščio atsikelti, kai mažiau turistų būtų, bet dabar važiuojam ir mums iš paskos važiuoja autobusus. Nu dabar iš toliau. Reiks greit bėgti. Važiavom prie Vau! Bus mažyčio tokia krakliuka. Kada nors gal išsiveši. Game of Thrones. Kamu čia šlapia. Tai pasiimkit lentučius. Evelina, kopi. Tokia
jisai sakė, kad on manė, kad yra kažkoks tai kits pasaulis, kaip sielų pasaulis. Ir on dažnai atakydavo lovas įveidas arba tokiom kaip sielom išplaukusiom. Tai va, čia atrodo, kad irgi, nežinau, va toks kaip akis ir kaip veid. Ir paskui irgi įdomus straipsnius skaitėm. Tai rašė, kad buvo daryti apklausą Islandijoje, kad kiek žmonių tik, kad yra kažkoks dar jausmų, kaip jausminis pasaulis arba kažkokios tai fėjas ar kažkokie tai stebuklingi creatures, tai labai didelis procentas Islandų pasakė, kad tom tik, dėl to netgi kai keista ir, pavyzdžiui, kai stata kelias, tai apvažiau nuolas, nes galvoju, kad ten gal koks stebuklingas creature gyvena. Tai toks vat prietaringas dalyks, kur žmonės vis dar tik tokių prietarų įsivaizdavimo. Tai va. Ir čia skaitosi mažiukas broliukas. Vau! O batai mūsų kur slaps, jeigu bandysime eiti? Slaps? Reikės tik atvažiuoti. Taip, ten viena mergina ėjo su vaikinu ir vaikinas sako, jau sušlapai batus. Mergis sako, dar ne, iki kelieną, dabar jau jo. Tai va, atvažiavom prie kažkokį kalną ir čia yra Iceland Erupts muziejus. Tai einam pažiūrėti filmuką apie vulkanus. Žiūrėti filmukas labai įdomus, kad išsiveržė ugnikalnis 2010 metais, kur čia, kai buvo tas debesis peledų, tai visi pyka, kad negal skraidyti, o va čia atmosfera. Aš maniau, kad čia ta ferma ir priklaus tas muziejus. O jo, tas filmukas ir buvo apie tą fermą. Tai, kad ten įsiveržė, pradėjo tekėti lava, iš pradžių išsigonda, nors pirmą kartą evakavo, tai suvarė gyvulius į vidų ir labai bijojo, kad neuždostų, nes trūko degunės. Ir tada grįžo, bet antrą kartą pradėjo su upėm ir glaciaras bėgti ir vandeniu tas... Pelena? Pelena, jo. Ir kai pradėjo į peleną bėgti, tai suanas tas aš atbėga daug, tai sunaikina visą žuolį, visus, konaniai ten turėjau pašarus, tai turėjau visko labai greit suvesti gyvulius vėl atgal ir vėl duodanim pašarui patys savo kautais. Ir tada, kadangi tai pelena daug sver, tai vandau labai stipriai veržės, tai išsiveržė upės ir sugriuvo kelius, tiltus, tai bet sakė, visi tuo metu buvo kažką labai vieningi ir ne tik ūkininką, bet ir iš kitur atvažiavo žmonės padėti. Ir taip atrodo baisę, bet ir keitą tokį kaip vikingą, nepasidaudantis. Jo, nepasidaudantis. Ir atrodo viskas kaip ir sugriuvo, ko dabar daryti, sako, nu tai pradėsim nuo karšto vandens, pasidarykim, ką susitvar generatorį vandens. Ir ta ferma yra visiška self-sufficient, savim išsilaikonti iš viso prasme. Ir fermas įranga vara su rapsų aliejum ir rapsų aliejų ir gamin pardavimu. Ir įdomiai pasakoja, ten ta moteris, aš nežinau, ar ten dukra, ar kažkas, bet, žodžiu, ta, kur buvo filmukė, kur priklaus ta ferma, tai pasakoja, kad karvės yra mažesnis ir būna daug lengvesnis, nes kai žulė, va čia visur būna šlapi ir kai nutarps ledyną ar sneigs nutarps, tai kad nesusmėgs, tai dėl to būna karvės lengvas ir yra sena Islandų karvių iš vikingų laikų rūšis. Ir žiūrom, kad yra daug žmonių, vis ten vien posi, tai turbūt ir mes ten esame. Turėtų būti apie porą kilometrų, 2-3 kilometrą. Ir arba rasim, arba ne. Jeigu rasim, tai dar nenusprendėm, ar maudysimės, bet bent jau nufotografuoti tokį reikėtų. Nors oras visai pasitaikys, tai gal ir išsimaudytumėm.
Tai turbūt patreilinom biškį kaip Islandų pirmoką. Ant Vienakmens, ant Ketakmens, perbridom upę. Jau ne visai netoliai turėtų būti baseinukas. Bet galvoju, kad žinai, dar toliai išra verkėt. Ir išstandom. Geoterminis baseinas, vienas pirmųjų Islandijoje baseinų. Tikrai yra paplitęs. Toms sakės bandyti išsimaudyti. Tai čia Kepsai gyvūnas. Šalia kalnas, šalia baseininkyse turėti upę. Ką vanduo tuomet? Nu, netoks šils kaip tikėjos, bet vien gal šiltesnis. Čia šiltesnis biškį. Pasmaigė? O, atsistojau ant akmens. Nu, čia. Po atviru dungum. Valis pabaigo. Visai keita. Bet nėra šilts. Įlipi į baseiną. Ir taip, nu, nėra labai šilta, bet nėra šalta. O kaip paplaukioji ir žiūri į tokius visokius. Kai cool. Galime mūsų baseiną turėti. O Evelinas tai neprišnekinau prisijungti, nes Evelinas sakė šalta. Sakė šalta. Ir dar žmonių yra biškį, bet ne per daug. Čia buvo vienas iš kelionės tikslų į to baseiną ateiti. Gal spėlti aplak? Išsimaudėm, tai dabar darysim hodogų. Jei! Islandiškų hodogų. Sakė, kur nesipirkti ragon tų svogūnų džiovintų. Sakė, nu, visos parduotuvės. Mes galvojom, kad čia nei kažkas namus ar kažkoks recepts gaminės. Aš jums... Tai hodogams niek daug neturim, turim tik dešros, islandišką garstyčių padažą. Ir islandiškų svogūnų. Ir jo frajant tokių svogūnų. Kai valgėm pirm kartą, toks buvo kaip bacon su frajant. Tai pabandysim, kaip čia gausis. Pasakė, kad ten... gal nusipirkt visas parduotuvės. Jo, tai gal lauktuvių gal parvešiam kam nors, jeigu bus geri svogūnų. Tai gal, tai nevirk. Too late. Kaip turėjom kažko žalį svogūnų, bet tam grįnti. Tai va, gaminam su vaizdu. Gerai. Bandom dešreną. Tada dar kitą. Saugia. Ir kitą dešreną. Dešreną. Padažą garstyčių. Tai, kitą. Super! Islandišką hodogą. Atvažiavom prie dar vieną kriuoklį. Manęs gal palikti viršų. Ir čia jau toks atrodo labai platus. Vadinas Skogafoss. Skogafoss. Ir esam pažiūrėti, kaip ten atrodo. Paskiau gal, nežinau, bandysim į viršų užlipti. Taip. Lipom į viršų, nepasilinkę ir lita, o kai užlipom, Evelin net nenori užlipti. Gali dar būti stiklinis. Aš sakau, wow, Evelin sako, tu į kelį žiūrėk, o aš pažiūrėsiu, tai dabar sustojom, kur gal sustoti, tai
Kukiai slėnė. Kaip smagia. Ir į kalną privažiavau ir autobusiu viskas buvo apie gal slyst. Tada kieta, fazė kieta. Smagia. Atvažiavome į Viką miestelį, yra kaimėlė ir yra labiausiai į pietus nutolęs kaimas Islandijoje. Ir tik bažnyčia kalno apsupty. Čia labai cool atrodo. Čia miestelis, kalna ir debesis. Švažnytėlė. Čia iš kitos pusės. Žiūrėdami biškus su šalom, kai dabar valgom grybų sriubos, tai Evelina sakė tikrų grybų. Ir užsakėm dar islandišką žuvies, tai žodžiu pavalgysim ir važiuosim ieškoti campfire, kur apsistoti. Mano mažytis kodukas ir Evelinos mažytis salmonukas. Trauks. Ai, traukas nesalmonukas. Happy?